Rūkas yra ore susikaupę vandens lašai arba kristalai. Rūko susiformavimas siejamas su atšalimu. Gamtoje nuolatos garuoja vanduo. Šiltas oras greitai surenka vandens garus, o šaltas daug lėčiau. Greitai vėstantis oras nebepajėgia išlaikyti viso vandens, todėl pavirsta į mažyčius lašelius – rūką. Dėl to rūkas atrodo drėgnas ir šaltas. Dažniausiai rūkas susidaro prie jūrų, ežerų, pelkių, upių slėnių, šaltinių, nes ten daug daugiau vandens, tad ir garavimas daug intensyvesnis. Vidutinė vieno rūko trukmė yra nuo 4 iki 6 valandų, o maksimaliai gali tvyroti net keletą parų. Lietuvoje rūkai susidaro dažniausiai spalį, gruodį, o rečiausiai gegužės, liepos mėnesiais. Per metus būna vidutiniškai nuo 41 iki 105 rūko dienų.